Jo, tai kaip sakiau, rezultatus vertinu vidutiniškai. Čia buvo proga, kad pamatytumėm, kaip gali sportininkai plaukti per tokį trumpą laikotarpį tiek daug dienų, nes turėjom prieš 5 dienas, ne prieš 5, prieš 7 dienas turbūt Lietuvos čempionatą. Tai aš manau, kad tie rezultatai galėjo būti geresni, bet čia tik dėl to, kad kaip pasakyti, turbūt vidury sezono ir to darbo dar šiek tiek trūksta. Andriau, tai per trumpą laiką 2 varžybos, kaip galėtai palyginti tiek rezultatais, tiek viskuo kituo? Tai rezultatai gal buvo biški prastesni, tikrai ne Lietuvos plaukimo čempionate, bet vis tiek, manyčiau, yra gera praktika prieš pasaulio plaukimo čempionatą Singapūre, tai tiesiog kiekvienas startas yra, manyčiau, nauda ir tokia pamoka, kur ant biškį po krūvę pažiūrėti, kaip tu jauties. Tai manyčiau pakankamai gerai visai. Tai pas mus Lietuvoje daug varliukų greitai plaukiančių, tai tikrai džiugu, kad pavyko susirinkti mums aukso medalius. O šiaip tai pagrinde šios varžybos kaip ir pasižiūrėti savo formą, atidirbti gal tokius trūkumus ir pasižiūrėti, ar išliko forma po Lietuvos čempionatą, nes taip pat startavom nesenai. Ir toliau ruošiamės stovyklai ir pasaulio čempionatui.